Labai būtų svarbu, kad valdžia būtų ta, kurios žmonės nori arba kokios geidžia. O dabar vis tik tai gaunasi vis, kad mes kuriame įvaizdį ir su daug kolegų pagalba būtinai lygtai nusistatė, kad jeigu jau valdžia, tai jau beveik iš karto ir blogai. Tai gal reikėtų mums daugiau bendradarbiauti, ypač su valstybinė televizija. Lietuvoje nėra valstybinės televizijos. Lietuvoje yra visuomeninė televizija, bet jūs susipažinsit su viskuo, turbūt laikui bėgant. Terminologija gerai pagavot, nieko čia tokio, bet visi ją supranta labai aiškiai kaip valstybės išlaikoma televizija. Mokesčių mokėtojai. Taip. Tai kas tie mokesčiai, kam jie renkami? Jeigu jie renkami valstybei, tai valstybė ir išlaiko. Tai tie patys mokesčių mokėtojai per valstybinius aparatus. Tai manau, kad mes turėtume tą bent jau nesiekti kokio nors priešiškumo, turbūt siekti, ieškoti gerų taškų, ieškoti, kas geriau pasidarė, kas kitaip pasidarė, nebūtinai gal ir geriau. Žinoma, niekam nereikia nei pataikauti, nei nepataikauti, bet bendras ta pradžia, aš norėčiau, kad ji būtų labai tokia geranoriška.